Sveiki, šiuo metu lankomės objekte numeris 10 ir tai yra vienas seniausių Belgijoje kapinių Brugė kapinės. Man asmeniškai vaikštant po kapinės jaučiama tokia ramybės atmosfera, susipynusi galbūt kažkiek su mistiškumu. Mintis sukasi apie tai, kad kiek čia daug žmonių yra palaidota ir kiekvienas iš jų turėjo savo istoriją. Ir laikui bėgant, kiekvieno to žmogaus istorija vis užmirštama yra, užsimirštama. Ir vienintelis išlikęs dalykas, kas yra primenantis to žmogaus gyvenimą, tai realiai yra tas paminklas, kuris stovi virš jo kapo ir liudija apie tai, kada jis gyveno ir kas jis toks buvo. Internete apie šias kapines yra rašoma taip: galbūt pavargote nuo tų pačių senų turistinių vietų, reikia ramybės ir tylos, galbūt atėjo laikas tikrai autentiškai patirčiai. Idiliška, melancholiška, romantiška, istorinė, žavi ir įkvepianti vieta. Tai paslaptinga ir nuostabi tylos vieta, kurioje vaikščiodamas gali pajusti tą tylos ir ramybės dvelksmą. Na, bent jau sieloje, nes aplink vis dėlto yra miestas. Ir pro tą tylos dvelksmą prasiskverbia mašinų ūžesys. Amžiną prieglobstį čia rado ir ilsisi daugumos poetų, menininkų, architektų bei istorikų sielas. Ir turbūt dauguma žinomiausių Brugės gyventojų būtent čia ir yra palaidoti. 18 amžiaus pabaigoje imperatorius Juozapas II įsakė nutraukti šimtmečius gyvavusią tradiciją laidoti žmonės prie bažnyčių. Kapines teko pašalinti iš miesto už miesto sienos, nes pirmenybė buvo teikiama higienai ir visuomenės sveikatai. Brugės miesto taryba įsigijo sklypą Assebrück priemiestyje ir įrengė ją kaip kapines. Pirmosios laidotuvės įvyko 1787 metais vasario 13 dieną, o nuo 1810 metų čia buvo laidojami visi Brugės gyventojai. Kaip ir šiais laikais, taip ir anais laikais ne visi žmonės galėjo sau leisti įpirkti tokius didelius paminklus. Tai jeigu yra kažkoks didelis paminklas, tai greičiausiai jame ilsisi kažkuo nusipelnęs arba ypatingas žmogus, kuris turėjo pinigų ir galėjo sau leisti pasidaryti tokį paminklą, arba jo šeima tiesiog galėjo leisti padaryti jam įspūdingesnio dydžio, įspūdingesnio grožio monumentą. Palyginti su 1787 metais kapinės yra labai daug prasiplėtusios ir yra padalintos į keletą dalių. Tai pavyzdžiui, dabar, kur mes vaikštome, yra senoji kapinių dalis. Dar yra viena dalis skirta Pirmojo pasaulinio karo aukoms. Dar kita dalis yra naujosios kapinės. Ir
Kai kapinės buvo įkurtos, jos užėmė apie 2 hektarus žemės, o dabar jos užima apie 12 hektarų žemės ploto. Taigi neatsitiktinai aš užsukau į šias kapines, nes noriu surasti ir jums parodyti vieną kapą, dėl kurio kartais turistai čia ir užsuka į šias kapines. Tai yra antkapis su kaukolė ir su kryžiuotais kaulais. Jeigu internete įvestumėte kaukolės kapinės, tai vienas iš jų būtų šitos būtent. Iš tikrųjų nežinau, kur tas kapas yra ir man atrodo reikės truputį paieškoti. Tai va. Na, atrodo darbininkai turėtų žinoti, jeigu čia dirba. Na, darbininkai nežinojo, kur tas kapas, tai panašu, kad net nežinau, kurioje jis pusėje. Atrodė, kad lengva bus rasti, bet na, nėra taip lengva. O žmonių šiandieną kaip ir nėra labai daug. Tai net nežinau, ko čia paklausti. Darbininkas pjovė žolę, pasakė, kad tai yra kapas numeris 7. Tik nelabai suprantu, gal čia jis turėjo omenyje 7 eilę. Tai dabar esu prie 49. Ir bandysime surasti kažkur toje pusėje, sakė, yra. Tai turbūt rasime. Matau skaičių 10. Ir čia esu toje dalyje, kur turbūt pačios seniausios kapinės. Nes žmonės palaidoti 1800 kažkelintaisiais beveik visi. Tokios mažytės jos čia. Tai kažkur čia ir turėtų būti, manau. Kai paklausiau to darbininko, jis sako, o, tai numeris 7. Tai nesupratau, ar numeris 7 kapas, ar eilė, nes čia kažkaip ir eilės užmėtos. Turbūt jis turėjo omenyje eilę, nes čia yra 8. Jeigu 8, kažkur ir 7 yra. Bent jau turėtų tai būti. Tai jau turėtumėm rasti jį. Radau 8, radau 6, o 7 kažkur pasislėpė. Kažkur čia turėtų būti. 6, 8, 7. Radau 7, tai šitoje va eilėje. Matau mūsų kapą. Dėl šito nedidelio paminklo šios kapinės kartais yra vadinamos kaukolės kapinėmis. Ir sklando gandai, kai kur internete yra rašoma, kad galbūt čia yra palaidotas piratas, nes ant jo antkapio yra kaukolės su sukryžiuotais kaulais. Bet iš tikrųjų čia yra ne piratas, o paprasti žmonės, vyras ir žmona palaidoti. Ir tiesiog tais laikais, netgi ir Lietuvoje yra tokių pavyzdžių, kada kaukolė buvo tiesiog simbolis kaip mirties. Todėl jie ne kryžių turi užsidėję, o tiesiog kaukolę. Čia yra palaidotas Antoinette Michaelo Vimaeris ir Marija Alidehine. Vyras gimė 1763 metais vasario 13 dieną, o žmona 1777 metais spalio 10 dieną. Ji buvo iš Amsterdamo. Jie susituokė 1800 rugpjūčio 9 dieną. 1837 metais lapkričio 24 dieną jis mirė ir buvo palaidotas štai čia. Jo žmona mirė 1846 metais ir buvo palaidota šalia vyro. Kai kas sako, kad jis buvo piratas ir ant jo kapo yra kaukolė, bet jis buvo prekybininkas ir kaukolė bei sukryžiuoti kaulai tiesiog reiškia mirtį. Ir nors ant kapų ne visi tokius antkapius pasidarydavo, bet tuo metu šis simbolis buvo įprastas ir netgi Lietuvoje jis irgi buvo naudojamas. Štai pavyzdžiui šioje nuotraukoje, kuri daryta Lietuvoje, ant bažnytinių vėliavų matosi kaukolė su sukryžiuotais kaulais.
Tai tokia trumpa šios dienos istorija. Pamatėm Kaukolės kapą ir judėsime toliau. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų.